Koks aš čia panulis, tik tai gerai atradau. Sveikas gyvas, ale žiūri nematytas žmogus. Žinai, net nejauku daras. Pavojinga dabar, žinai, pilna visokiausių. Vaikšto, ieška, patys nežinodami ką. Aš tai ponulis su tikslu. Žinau, kur einu ir ko ieškau. Tai gerai. Reta dabar tokių žmonių, kurie žino savo tikslą, ką siekia. O tai palauk, tai ką tu ieškai? Gal ką būsi pametęs? Dėdė, aš nieką nepamečiau, mane pametė. Ir niekas iki šiol neranda. Tai nutariau pasirodyti, užbaigtą slėpynių žaidimą. Slėpynių žaisi, sakai, aha. Matai? Tai kaip čia dabar nebesuprantu gaunas. Reiškia, tu pasirodei, o aš tavi turėsiu atrasti. Gal ir įdomu būtų. Žinai, nuobodu šitam vienkiemi. Matai, norėčiau, kad mane kas nors surastų. Bet ne jūs, dėdė. Klausykit, girdėjau, kad čia kažkur netoli jūsų gyvena Galvanauskas Bronius. Aha. O Galvanauskas Bronius yra mano genetinis tėvas. Genetinis tėvas Galvanauskas yra tavo? Palauk! Tai gaunas dabar ta, kad tu Broniaus Galvanauskas sūnus? Taip jau yra. Tu matai perkūnai. Da vienas Raimundėlis atsirado, nu, ačiū Dievui, kad nebe mano kaimynai jie, o tai mano vieną šitą jūsų naus, buvo viską, per gerklę lenda jau, va. Ką sakai? Šitą nieka šitam nesakau, tai sveikinu tavi vaikeli, va, taip sakant, pasisekė tau. Ir su tėvu pasisekė, ir su broliu pasisekė, ir su visų šeimu, vat kaip pasisekė. Tik matai, dabar jie va nebe čia gyvena, nu, nebe kaimynai mano, jie dabar miesčionys, miesti gyvena, nu. Tai ką, aš ne čia pataikiau? Nieko tokia, atrasim, nu, dabar jie kaip tik telefoną turi, žinai, tai einam, va, palydėsiu aš tu. Nu va, gerai, Vitalika. Da biškį dešinių pusį paveršk ir bus kaip tiek. Liaut, Vitalika, vis tiek aš pagalvojau. Miestas ir miestas. Kaimi tokiu laiku man būdavo jau malkas ruošk, trašas sėk, daržų žiūrėk. A dabar vienas klapatas laiko nuveit darbą biržan ir atsižymėt. Vis tiek gerai yra dirbti bedarbių. A, ti pavėluosi bent dienų, cakt ir nubraukia palūčkį, va. Sakau, reiks gali bažnytėlą nuveit, kad taip gerai sekasi. Man atrodo, Broniau, kad jums Stefanijai reiktų dėkoti. Ji jūsų geroji dvasia. O jums, Broniau, tai reikėtų rimtesnio darbo pasiieškoti. Gerai, gerai, profesorius, pūstik padangų. Na, kaip dviratis? Dviratis gerai, ratas biškį tik tai buktuotas. Vaika. Kam telefonų čia nešiojas? Biausis tau skambina. Tai ką iškart nesakai? Aliu! Už! Sveikas, sveikas. Ne, su Vitaliku dviratį remontuojam. A kalgi? Kas? Palauk. Tai kas atsitika dabar? Kaks surprizas da? Tai kas gaisras kaks ar kas? Nu tai, palauk. Eik nama! Tai žiūrėk, gerai, tai mes su Vitaliku tada paderinsime. Aha, mygam. Tvarkai, tik nepanikuok. Ramundukas! Pasim telefoną. Biausi skambina. Saka, kokia tik nelaimė atstika kaime, nežinau, siurprizų turi. Reikia greitai važiuoti. Tai kas ten kaime galėjo atsitikti? Oras dabar nesikeičia, vėjas ramus. Nu, palauk, Biausis nemeluoja. Jeigu bėda, reikia žmogui padėti. Einam, paims mamaną galfinų ir pylėm, jeigu galės. Gerai. Nu,
va, paskambinau. Tai sakai, savo tėvą dar nesi ne kartą matęs. Neteko. Bet gal pamatysiu šiandien? Tai atvažiuos, gi sakiau, paskambinau, tur atvažiuot. Nu, va, šitą pažiūrėkim, albumų. Va, gal matai. Mesgi, žinai, su broniu kaiminystė gyvenam. Tai ir šventės visokias, jo per užgavėnės blynus kartu, per joninėsgi šitų laužų kurendavom. Raimundukas mano pirtį yra sukūrenęs. Va, matai, va, žiūrėk, va. O, Stefa plaukia, matai, va, kaip raketa, va. A čia, žiūrėk, bronius stovi, matai? A didesnės nuotraukos broniaus neturit? Atrasim ir iš arčiau ir va, žiūrėk, bronius čia, matai, va, ataskaitiniam susirinkimį su harmoniku, aha. O čia va bronius su Stefu, aha. Su šitą, matai, žiūrėk, a kaip čia dabar gaunas, tai palauk, tau Stefa dabar močia ar ne, ei? Kokia Stefu? Taigi broniaus boba, nu, kokia Stefa. Va, žiūrėk. Raimunduka, tavo brolio, krikštynas, ale koks gražus vaikas, va tai buvo, aha. Pusėt meluoji. Ne, gavagi, kaip balvonas, aha, dabar koks užauga kaip ir tujina, aha, šitą, bet ale tikrai, jūs turit kažkokią panašumą būdo, ką? Stefanija, tvarkotės. Gerai, ir aš prie jūsų netrukus prisijungsiu, bet aš einu dabar namo, man reikia nusiraminti. O tai kas tu sunervavo? Suprantate, moterų klube klausiau paskaitą. Siaubas kažkoks. Nu ir kūti tau papasakoja? Jūs įsivaizduojate, šiais emancipacijos laikais 12-14 metų vaikai jau turi intimių santykių. Pasirodo, kas 5 mergaitė tokio amžiaus jau yra bendravusi su berniuku. Atrado dėl ką nervuotis. Nu nebent, kad tau mergiotės, supranti. Man kaip bernas, tai balajų nematė. Na tai kaip nesinervuot? Taigi vaikai vaikus gimdo. Taigi gimsta tada tas vaikelis. Niekam nereikalinga šitam pasauly, niekam jo nereikia. Sakai vaikai? Aha. Per televizorių rėkia. Dievi, Lietuva, mažėja gimstamumas. Tai tegul tas jaunimas, jeigu aktyvus, tegul ir vara. Toj Lietuva padvigubės. Na, žinote, tokiems bet koks gyvenimas rožinis. Biausiu, tik kad čia skambinį sustreko apie siurprizus, kokius tik kalbį nieko nesuprantu. Gal kas numirė, sakau, ar tu togi, kad aplinko niekas negyvena? Matai, draugas broniau, matau, kad tamsta nelabai orientuojas, kas čia kur gyvena ir per kieno locką, kai kas dar gyvas šiam pasaulyje atsiranda, va. Visą laimę, kad ir tamsta čia atvažiavai, kai pats Dievas tamstu atsiuntė. Tai kas čia dabar kaime galėjo nutikti? Taigi oras pastovus, temperatūra irgi dės, nesikeičia. Tonas toj pasikeis, ir vėjas, ir temperatūra toj pasikeis. Galvanaut, kai kur tavo galva ir katrų vietų tu galvoji. Ką tu čia ant mūsų rėki, gal temperatūras turi? Tu broniu pats matokias temperatūrų ir spaudimų siūlyčiau pasimatoti, nes matai, ne kiekvienas žmogus vienodai perneša šitą žinią, kad aš dabar tau pasakysiu, va. Palauk, apsispakaik. Tai profesoriau, gal tu gali išversti lietuviškai, kuo aš čia kliedi? Reikėjo bronių prieš 20 metų versti lietuvių kalbon, o dabar tavo vertimas, va tas, kur tu vartėjai, va pats tavo meilės nuotykis, pats tave atrada, čia pas man, va. Sėdi kambarį, gryčioj, sūnus tavo atsirado, mergautinis, ir mašinėlą šitų patraukė, da pamatys, kas einam profesorių, pas galbai smagu daryti, reiks spręsti.
O, Stefanija. O, žiūrėk, ramut būk, žmogus padėk užryšt, kai persipėviau kraujas, kad bėga, pati niekaip neužsirišo. Viešpatie, ką čia jūs darote, tu nesterilius skudurų, taigi infekciją įnešite. Kaip įnešiu, taip išnešiu, davai ryšk. Pone Stefanija, o gal jūs mano Vitalijų matėte? Pareinu į namus, durys atidarytos, nieko nėra, viskas atlapa. Tai gal butelis norėjo priduoti. Ką jūs čia šnekate, Vitalijus ir tuščia tara? Jis supirktuvėje per gyvenimą nėra buvęs, tai žemina jo orumą. O tai pala, tai kur jūs butelius dedat? O, gal kolekcionuojat? Ne, bendrai daužat, ne, tai va, per jum pilnas kiemas šiukšlių norėjau sutvarkyti, va ir įsidūriau šūkę. Ką jūs šnekate? Vitalijus iš viso negeria alaus, todėl ir nėra pas mus butelių namuose. Nu, kai tu matai, tai gal ir negeria, bet kai tu nematai, tai žinok, laka kaip bronius, kaip didelis. Va, būtent bronius ir veda mano Vitalijų iš kelio. Ir žinot, prasideda ten tada visokie. O tai interesna, kas ku veda iš kelio. A ne tavo dabar Vitalka, tik tai mano bronį nusitempė alūdėn. Ką jūs šnekate? Va, Raimundukas, nematai tetės su Vitalku prie alūdės. Taigi, tata su Vitalku pas Biausį kaimą išvažiavo. Skambina senis, saka, turi kokį tai siurprizų. Dar nėra to buvę, kad Vitalijus, nepranešęs man, paliktų mane nežinomybėje. Pone Stefanija, mes tučto jau važiuojame pas Biausį ir va štai ten sudėsime visus taškus ant I. Pas Biausį. O tai interesna, koks tenai siurprizas. Mes abidvi turim važiuoti. Varam! Broniau, geriausias sprendimas dabar būtų jums 3 kartus giliai įkvėpti oro. Iki pačių plaučių. Juk nieko tokio čia ir neatsitiko. Nu pamanykit, tokie meilės žaidimai buvo žinomi jau senų senoviai. O ir dabar, tai juk gyvenimas be žaidimų būtų pilkas ir neįdomus. Ar netiesa, Viktorai? Kad aš nežaidžiu jokių žaidimų. Lieka viena problema. Kaip vaikui surasti savo genetinius tėvus? Bet mokslas dabar gali išspręsti ir šitą problemą. Juk jums nepaslaptis, kad jau atliekami DNR tyrimai. Ir jokių klaustukų nebelieka. Matai, klaustukų tai gal ir nebelieka, bet va, vaikai be tėvo atlieka. Ponas Viktorai, jūs ir vėl nieko nesuprantat. Kaip tau atrodo, iš kur aš begaliu suprasti? Taigi čia viskas paprasta. Žmogaus nebuvo be nuodėmės, o nuodėmės nėra be žmogaus. Tik tai svarbu, kad žmogus pripažintų savo nuodėmę ir atgailautų. Nes kitaip jiems graužti jį kaip erozija graužia metalą. O jeigu žmogus surado savo tėvą, tai tik reikia džiaugtis. Ei, Roma, man atrodo, čia nieko neišeis, niekas neužsiveda. Tai gal benzino nėra? Jūs pasižiūrėkite, ponė Stefanija, į prietaisų skydelį. Ten turėtų būti nupiešta benzino kolonėlė. Kur? Tenais prie vairo į dešinę pusę žvelkite. A, nieko nerodo. Ei, tai o kur dabar daryti? O dabar nuspauskite sankabos pedalą. A kur anis yra? Ten apačioje po vairu yra 3 pedalai. Sankaba, stabdžiai ir gazas, akceleratorius, taip Vitalijus sako. A, va, radau. O dabar, ponė Stefanija, įkiškite raktelius į užvedimo spynelę. A tai su kuo aš tau įkišiu? Tai kaipgi su kuo, taigi su rankomis. A tai kad mano rankas užuimtas. O Jėzau, Stefanija, ką jūs darote? Taigi pedalus reikia spausti kojomis, o ne rankomis. Oi, kojam? O, šitie patogiau, ko iškart nesakei. O dabar, ponė Stefanija, įkiškite raktelį į užvedimo skylutę ten, kur yra prie vairo ir pasukite jį. O, radau. Bet klausyk, čia nei 17, nei 19 netiks. Ei, gal bardačiokį bus klausyk. Na ką jūs darote? Taigi, Stefanija, užvedimo raktelio reikia, suprantate, ten gniužulas toks turi paprasčiausiai raktelis užvesti mašinai.
Eik, tu nieko nebus, žinok, Roma, reikės važiuoti su taksi. Tokį gniužulų, taigi, žinok, brolis prieš 2 savaitės pametė. Taigi, viešpate, Stefanija, taigi mašina, taigi mūsų. Raktaigi turėtų būti pas mane. Štai, pas mane. Dausiau, Viktariuk, taigi tu mano kaimynas, tokie man žinai, ašgi savo gyvenime niekur nebuvau nuklydęs, nu. Matai, broniau, ir tiesiai eidamas gali susitikti kokiu anelu. Nu, aš tą visi užuojautas nelauk, tau tik pasityčiat, kai žmogus gilion dabenį krytys. Taigi, broniau, nieksgi toj dobei tavęs žemė neužpila. Nu, taigi suprantu aš tavi, nu, taigi dieve, taigi vyras esi, ne koks teliokas, nu, neatsispyriai, nu ir viskas. Aš tau dar kartų sakau, aš niekur nesu nieka nesu sugriešėjęs. Broniau, pagalvokim gerai, nu, prisimink, gal buvai kai kur išvažiavęs, ką? Tai kur aš išvažiavęs, tu man pažįsti, va, Rygoj zoologija sodan, su koluk išvažiavęs Turkmenijai, kariuomenėjai, 2 metus atbūbėjau. Nu va, kariuomeniai, Turkmenijoje, nebuvai kai ką susitikęs, nu. Turkmenijai, 2 turkmenkas tik tai. O, broniau, 2 turkmenkas, 2 taigi davaliai ir vienos užtenka tokiam reikalį, nu. O iš 2 kilometrų tik par žiūronus mačiau. Nu, šitą broniau, žiūrėk, nu, gal girtas buvai, gal neatsimeni. Ku čia kliedi, kasgi kariuomeniai duoda gerti? O gal broniau buvai apsvaigintas, nu, žinai, kiti Turkmenijoje, jie taigi šitas kanapes kūrija. Aš kariuomeniai da nekūrijau, nė viena cigaretas nekūrijau. Žiūrėk, broniau, va, kas tau gali būti. Tau Alzheimerio liga. Kas takė? Nu, supranti, yra tokia liga, kai žmogus pradžiui nebeatsimena savo vaikų, o paskui ir užmiršta, kas pats toks yra. Sakai visko užmiršti, tai Jėzus Marija, kaip dabar man reiks Stefą į akis pasižiūrėti, kaip reiks išvalgydinti dar vienų Britanų. Broniau, Steputei tokiais nežiūrėk. Žiūrėk, va, ant šukosenų konservautų mačiau naujų cheminį ir pasidarius. A dėl Britanakų padarysi, matai, broniau, anksčiau reikėjo galvoti. Tavo kraujas. Kas biausiau žino dabar, kiena tik kraujas ir kiena tik kaulai, nebėr nieka. Žia, broniau, Stefa atvažiuoja, kavokis, nu. O, Steputė, Ramutė, matai, sveika gyva, Steputė, kaip jūs čia dabar atvažiavot, abydė? Sakyk, šitie, pastau ar nepastau? Ponas Viktorai, mūsų vyrai atvažiavo pas jūs ar ne? Matai, ėjau iš tvartą, nu, ateina, žiūriu, didelis, nu, klausia, kur Galvanauskas, nu, kad, sakau, kad... Skaityk, kad visko supratau. Tu ko pasakei ir ko dar nepasakei. Geriau sakykite iš karto, kas čia pas jūs atsitiko? Matai, kad jis ir nepanašus ant bronių visiškai, jis daugiau ant Steputį panašus negu ant bronių, nu. Žinote ką, ponas Viktorai, aš jūsų prašau, ar galite kalbėti lietuviškai? Paperkūnais, nenervuok manęs, paperkūnais, lietuviškai, vokiškai, aš noriu, kad va, švelniai, kad neįžeist, kad aplinkui apeit, o čia man žaidinėja, atsirado meščankos. Pas bronių atvažiavo mergautinis vaikas, šitą ne mergautinis, nu, bernautinis, nu, vaikas, nu, ai, kad ir aiškinkitės, ką aš žinau. Nu, broniui dabar kapiec. Ponas Viktorai, o kaip atrodo ta broniaus moteris? Tai ne moteris atvažiavo, nu, vyras atvažiavo, garbanotas, sūnus. O tai kiekgi tam sūnui metų? Neklausiau aš kiek metų, neįdomu man metai, nu.
O jis atvažiavo su ta mašina ar su autobusu? Su lėktuvu atskreida jisai, o net važiavo, nebenervuok, ponė, mane taip galva ištynus visą dieną važiuoja, visą įną klausyti. Taigi man įdomu, taigi papasakokite. O ta mašina, čia labai graži. Nu, gelažinė gyvot. Tai ko tu sakyk dabar man darai? Aš tau sušildžiau vačinajas prie širdies, o dabar tu pasakyk, ko tu darai, sakyk, tu man trupūžė. Tai Stefut, taigi aš tugi man angelas, gi tu man kaip ašarą dievą akį, irgi aš galėčiau tau išduoti, Stefut. Žinai, ko aš tau dabar galvanauskai padarysiu, tu žinai, ko aš tau padarysiu. Stefanija, nesijaudinkite, galbūt visą tai įvyko dar iki jūsų, jisgi nežinojo, kad su... Nežinojo! Kapėts tau galvanauskai. Stefanija! Tu manis nelaikyk. Stefut, Stefuliuk, taigi aš jų tik vieną kartą namą palydėjau ir da močia man karštų vandeniu apipyla, taigi aš tau viskų papasakojau, Stefut. Broniau, nieko moterims neįrodysi, nors jos ir savo akim matytų. Dabar svarbiausia, ką jūsų širdis jaučia. Ar virptelėjo širdis, kai sužinojat apie sūnų? Nervas man virptelėja galvoj. Bijau, kad nenukryščiau, tada tai jau kapėts kaimynai, kapėts man. Tu parazitė! Žinau, čia Kazlauskienės pranutė, ne šitą kutvelą išverstom akim, ne? O blakštienos kaip karvės. Tu Jėzau atsiminiau, braniuk, pagrok man valčių, aš tau užmušiu. Stefanija, na nesinervinkite. Prisiminkite, vyrai neverti, kad dėl jų gadintume nervus. Juk ir jūs pati sakėtegi, kad kuo daugiau atsiranda vaikų, tuo tik geriau. Nuo to turtingesnė darosi mūsų Lietuva. Nusiraminkit visi, nusiraminkit. Nieka čia bloga, viskas ir gerai, Sūnus yra, ir nebemažas sūnus, nebereiks košių maitint, Tėvas yra, tėvas, kaip reikalas tėvas, yra pamotė, nelabai patenkinta, bet priprasis Stefut, ko padarysi, tai einu, aš atvesiu berniuką, tegu susitinka su tėvu, po tiek metų nesimatė, gailestingam reik būt viens kitam, tak Europą einam, kai kompensacijų kokių gausmą, einu, aš atvesiu.